Sveiki, esame šiandien Anykščių rajone, bendrovėje, kurioje dirba jau keletą sezonų Case H kombainas ir šiandien atvežėme pabandyti Magdon pjaunamąją. Tai apžiūrėsime pjaunamąją, pakalbinsime ūkininką ir pamatysime natūroje, kaip dirba šis komplektas. Su šitu kombainu pjaunu antrą sezoną, praktiškai baiginėjom, likęs čia vienas pupų laukas. Tai įspūdžiai patys geriausi. Praeitais metais buvau per dieną įpjovęs su šitu kombainu, paprastą pjaunamąją, ne Magdono 10-7, 400 tonų per dieną. Važiuojant su to kombainu apie derlingumas, sakykime, ten irgi vidutinis, jisai yra, kombainas rodydavo vidutiniškai, ten apie 400 tonų į valandą, be Magdon pjaunamosios. Su Magdon pjaunamąją, tai vien pupų mes dabar pjaunam 40 tonų, 35 tonus į valandą. Tai įsivaizduokit, kviečių su šita pjaunamąja, kiek galėtum nupjauti. Aš manyčiau, kad iki 50 tonų per valandą, net ir gal daugiau, 55, tai tikrai su Magdon pjaunamąja gali pasiekti. Čia turime 12,5 Magdono. Visiems keista, kad dėl kopijavimo nereikia stebėti priekio, nes pats kopijavimas vyksta nuo pjaunamosios apačios esančių pavažų. Toliau, kas liečia savo svorių, pjaunamoji kopijuoja žemės paviršių. Kaip ir čia matome, mes ją galime, nesu toks stiprus, bet galiu pajudinti. Vieną pradalgę pravažiavęs su paprasta standžia pjaunamąja. Tiek, kiek leidžia maksimaliai nusileidęs ant žemės ir šonė esu pravažiavęs su Magdonu. Skirtumas, aš tą prasme negaliu, neįmanoma net papasakot žodžiais. Tai čia yra, kai atrodo kaip pjauta ir nepjauta, jeigu taip, žinai, vaizdžiai papasakot, bet iš tikrųjų tai čia yra kosmosas. Turim diržą, kuris masę paduoda į centrinę dalį ir, aišku, sraigė viršutinė, tai vėl, jeigu jos reikės, jeigu masės turėsim daugiau, ją paleidžiam, jinai taip pat padeda masės padavimui į kombainą, tuomet lenktuvų pagalba masė paduodama ant diržo, jeigu pjaunant žemiausiai padėti turėsim kažkokį tai akmenį, akmuo arba praeina pro apačią ir pjaunamoji, kaip ir rodžiau, jinai realiai pasikilnoja. Turim 3 dalis, tai sparnai ties čia lankstosi ir prisikelinėja nepriklausomai nuo kombaino. Toliau centriniai daly čia turim akmenų gaudyklę. Jeigu mes kažkokį tai akmenį ir užsikelsim ant diržo, žemiausiai padėti jisai keliauja, atsiduria akmenų gaudyklį. Kai tu turi tą standžią pjaunamąją paprastą, o dabar atsisėdi ant Magdono ir tu jį paleidi, numeti tiesiog tą kopijavimą, visą jis daro, praktiškai visą darbą už tave, yra automatinis vairavimas ar ta ką, tau nieko nereikia daryti. O su ta paprasta pjaunamąja, tai žiūri, kai jau tų žemių neprikabin, žiūri, kai jau tenai kažko tai nepridaužy, dar ten tai akmenys, dar kažką, žinai, o labiausiai tai erzina tas ant tos pjaunamosios toks kalniukas, kurisai tu stumi realiai tas pupas, realiai tu stumi tas pupas, stumi ir tada su lenktuvais tas pupas bandai įstumti tą pjaunamą į vidų, kad jis prarytų tą masę. Tai čia ne variantas, o su tą diržinę pjaunamąją, pažiūrėk, viskas eina tolygiai masė. Mes dabar važiuojam praktiškai 7 km per valandą, 70% apkrautas kombainas. Tai vien tik pasiekoju to, kad tai yra tolygiai masė paduodama į kombainą. Vienas dalykas dar svarbus, tai pjaunamoji ar 10,6 būtų, ar 12,5, mes jas komplektuojam su dvigubu dalgiu. Tai ties centrinė dalim dalgis prasikeičia, iš vienos ir iš kitos pusės dvigubas dalgis, tam, kad turėti didesnę kirtimo jėgą, kada daug masės, tai šitoj vietoj dviguba dalgio pavara jinai užtikrina, kad masė tikrai bus nukirsta ir paduota ant diržo. Ką tau realiai reikia padaryti prieš pradedant dirbti? Pasijungiam kardaną, pasijungiam hidrauliką, elektrą, atsirakinam sparnus, mechaniškai jie užsirakina, atsirakina ir tas pačias spyruoklės irgi. Atrakintos, užrakintos. Jeigu mes užrakinam, pjaunamoji standžiai su nuožulniosios kameros dalis, pjaunamoji dedam ant vežimėlio. O visa kita dirbant, keiti atakos kampą iš cilindro ir žiūri spaudimą į žemę iš šitos skalės. Viskas.
Ir vadinasi, 12,5 metro, ką reiškia? Ką reiškia 12,5 metro? Magdonas. Aš čia kai keleivis esu ir nieko nedarau va visiškai. Palidovai, viskas čia važiuoja, pats kombainas, nereikia nei sekti, kad čia kažkokių tai žemių pakabinsi, nei nieko. Numetęs ant žemės tą pjaunamą ir varai, žinai. Ir dar važiuoji ne kažkaip po 7 km čia per valandą. Tai čia ir tai 70% kombainas apkrautas. Tai tiesiog taupant kombaino resursus aš jo čia nespaudžiu. Tai Pauliau, tu bereikalo čia man atvežiai tą... Dabar, žinok, nemegosiu naktį, man čia kai mažam vaikui saldainį davėjai.